Labas vakaras, penktadienis, fanai ir finalinis Top Kickers komandos sezono, viso sezono, futbolo sezono interviu. Augi, šiandien sausas, ta prasme, kad nepraleidai, šiaip tai palytas tikriausiai truputėlį, ne? Penktadienio vakaras fanuose, patiko tau šiandien tas futbolas, kurį matei? Iš pradžių, kai lyja realiai iki pat rungtynių pradžios, tai atrodė bus sunku, bet po to kažkaip apstojo, įsižaidėm, dar ir visai kamuolį sekėsi palaikyti. Realiai įmušė, man atrodo, ganėtinai greitai, ten gal per pirmas 15 minučių 2 įvarčius. Tikiuosi, nufilmavom. Taip filmuotai filmavot. Ar bus patekę į kadrą, kitas reikalas? Tai va, po to kažkaip ramiai, tai ten nei jie per daug progų, nei mes per daug progų, ten gal kažkiek buvom aštresni, bet taip neuždarėm rungtynių, taip buvo tokios intrigos visą laiką, įtampėlės, bet atlaikėm juos, patys kažko irgi per daug kaip ir pritrūko gal jau. Gal jėgų užbaigimo tokio pritrūko gal labiau. Kažko tokio, bet visumoje gerai. Antrą pergalę turbūt iš eilės. Sausa. Jeigu neklystu, sausi vartai, gynyba atidirbo, tai šiaip džiugu, sezoną užbaigėm smagiai. Galėjom gal aišku geriau taip viską žiūrint, berods, jeigu neklystu, ten kokie dabar 6, bet dar ten kažką žais, gal 7. Tarp 8-6 gali būti tokie. Tai turbūt prieš sezoną tikėjomės, kad galim geriau. Bet turbūt nuo pirmo rato vidurio prasidėjo traumos, ten gal kokius 5, 6, 7, kartais net ir daugiau dar tokių starto žaidėjų ar lygiaverčių keitimų turėjom traumuotų, tai realiai sunkiai sekėsi rinkti sudėtį pirmo rato gale, ten iš vis buvo rungtynių, kad vos 11 surinkom iš ten nežinia kur jau. Iš visur. Realiai ir taškų nepasiėmėm, kur galėjom pasimti, tai turbūt pirmą kartą istorijoje kelių metų bent jau tikrai turėjom susirinkimo bėdų. Ir ne šiaip, o turbūt dėl traumų daugiau, bet tai po to suradom šiek tiek pastiprinimo, pavyko finišuoti ganėtinai gerai. Sakykime, su pergalėm, su geru žaidimu, tai visumoje, sakykime, taip įspaudėm, ką galėjom geriausiai iš tokios situacijos, manau. O kur ten liksim galutiniai rikiuotė, gal nėra taip labai ir svarbu jau ten, ar 6, ar 7, ar 8. Divizioną nepatekom, žodžiu, ir į C neiškritom. Į C nepatekom divizioną, tai tikėtina liksim B ir šiaip visos komandėlės labai smagios. Ten realiai su visom žaidėm tikrai apylygiai, ypač jeigu sudėtį turėjom, tai kiekimės panašiai išlaikysim ir kitą sezoną. Gerai. Baigėsi didžiojo futbolo sezonas, ką veiks Top Kickeriai žiemą, kokie planai? Tai iš pradžių turbūt pailsėsim, pasitreniruosim, uždarysim sezoną oficialiai ir tada dalyvausim žiemos 7 prieš 7, ten gal daugiau, kaip sakyt, pabandysim naujokus. Irgi pažiūrėsim, žodžiu, kaip ten eisis, bet iš esmės manau, kad ten berods gal C divizionas laukia mūsų, tai konkuruosim, aišku, irgi, faktas, kad rinksimės laimėt, o kaip gausis, matysim. Ir pabaigai tada keliais žodžiais visus metus, visą sezoną apibendrinti. Turbūt, kaip ir minėjau, toks su daug iššūkių, kaip neturėjom tokių anksčiau, daug kovos, daug tokių 5 rungtynių, kur nepasiėmėm, lyginant su pernai ir užpernai metais, bet čia, kaip ir minėjau, turbūt traumos, susirinkimas įtakojo visą tai ir prieš sezoną tikrai tikėjomės, kad galim geriau. Sezono eigoj manau, kad išspaudėm geriausia, ką galėjom ir ta ten 6 ar 7 vieta turbūt sąlyginai pagal galimybės. Būtumėm netraumuoti, būtų geriau, bet ką ten gali žinoti, turbūt dauguma su panašiom bėdom yra susidūrę. Puiku, ačiū labai, ir gero poilsio, gero uždarimo ir po to sėkmingo be traumų žiemos sezono. Ačiū, iki kitų kartų.